Labą dieną. Šiandieną noriu pakalbėti toliau apie tai, kaip mums kompostuoja smegenys, kaip yra pakeičiamos žodžių prasmės ir kas iš to išeina. Galbūt jums atrodys keista, bet žodis, kurį noriu panarstyti, panalizuoti, ką jis reiškia, tai yra žodžių junginys, tiksliau, tai yra laisva rinka. Mums sako laisva rinka, o ten nei laisvės, nei rinkos, nei iš tolo. Visų pirma, rinka yra nelietuviškas žodis, greičiausia tai yra skolinys iš rusų, rynak, kuris vėlgi savo ruožtu rodo angliško žodžio adaptaciją, ring, žiedas, apskritimas. Angliškai, iš kur ta laisva rinka atėjo, tai sakoma visai kitaip, sakoma free market. O market tai yra pažymėta vieta, marketplace, turgus, marketplace. Market tai yra markiruota, pažymėta. Ir jeigu ta pažymėta vieta būdavo apskrita, aikštė, tai greičiausiai iš to atėjo ring. Kodėl mums tai svarbu? Todėl, kad ar tai būtų pažymėta vieta, ar tai būtų ringas, rynak, lietuvių kalboje mes sakom turgus. Ar jūs girdėjot, kad kas nors sakytų laisvas turgus? Ne iš tolo. Reikia atrodyti protingiams ir vartoti žodžius, kurių reikšmės mes iš karto nesuprantame, reikia gilintis. Už tai aš apie tai dabar čia ir kalbu. Turgus yra tokia vieta, kurioje yra daroma kas? Neprekiaujama, o targavojama. Šnekamoje kalboje šitas žodis yra tebevartojamas. Lenkiškai tai yra oficialiai, reiškia norminis žodis, targi. Tai targi tai yra derybos. Rusai irgi vartoja targovlę, mes išsivertėm prekybą. Ne prekyba, o turginimasis, derėjimasis. Tai va turguje vyksta derybos dėl prekės vertės ir kainos santykio. Čia ir yra tos vadinamosios laisvosios rinkos esmė. Tai kur jūs dabar matot, kad tai vyktų? Kad, reiškia, laisva rinka įvedama iš viršaus? Baikit, nesąmonės. To aš jums paaiškinsiu, kas čia per laisvoji rinka ir kas čia darosi ir kaip yra nuvagiami visų mūsų pinigai. Taigi, jeigu nėra derybos dėl prekės kainos ir vertės santykio, tai čia jokia turgavimaisi nevyksta. Ir jokio čia laisvo turgaus nėra. Yra laisva rinka, free market, kas tik nori, bet tik nelaisvas turgus. Kitai žodžiais tariant, prasmė yra pavagiama, o kartu su prasmė yra pavagiama ir vertė. Nes manipuliuojamas smegenimis, protas nutempiamas nuo esmės, paskui jau ten daryk, ką nori. Tai vad žiūrėkit, kas daroma, kai jau galima daryti, ką nori. Jeigu turguje pinigai atsiranda, pinigų vertė atsiranda per tai, ką tu už juos gali nupirkti, tai irgi per derybas, per naudą, tai dabar pinigai atsiranda visiškai kitaip. Žinot kaip? Balsavimu. Jūs įsivaizduojat? Balsavimu atsiranda pinigai. Pats svarsto kažkokia tai grupė žmonių, parlamentas, seimas, kaip be pavadinsim, biudžetą. Sako, mums biudžetui reikia va tiek tai pinigų. Ir jie balsuoja už tai. Ir tada sako, vat mums reikia pasiskolinti dar tiek tai pinigų, kad galėtumėm įvykdyti savo biudžetinius įsipareigojimus, planus. Pabalsavo ir nutarė, kad pasiskolins. Iš kažkur tai. Kitai žodžiais tariant, tokiu būdu jie įgalioja centrinį banką. Šiuo atveju kalbam ne tik apie Lietuvos maštabus, nes ten apie Lietuvos maštabus tai nėra ką kalbėti iš tikrųjų. Butaforinis valstybingumas. Tai tą daro, reiškia, Pasaulinis valiutos fondas, Europos centrinis bankas, federaliniai rezervai amerikonų, reiškia, iš jų galima skolinti. Tai jie balsavimo keliu gauna teisę išleisti dar krūvą pinigų ir juos paskolinti. Iš oro. Kur biznis? Biznis čia kabutėse. Nes jokios naudos toksai biznis niekam neatneša, išskyrus tiem, kas pinigus spausdina ir kas yra pirma ranka jos besiskolinantis. Dėl ko vyriausybė suka savo galvą, kad tik nesumažintų skolinimosi reitingų. Todėl, kad čia jų pinigai. Jie jos pasiskolina, paturi gerai, o mes paskui visi atidirbinėjom, reiškia, ir iš sumokėtų mokesčių dengiam ką? Ne skolą, o skolos aptarnavimo kaštus, daugiau nieko. Ir visą laiką įkeičiama vis daugiau ir daugiau turto. Bet tokia ir laisvoji rinka. Jokių derybų, jokio vertės ir kainos santykio nustatymo derybų kelių. Pinigai sukūriami balsavimu ir paskui tas balsavimas, reiškia, išsigalvojimas, yra paskolinamas ir virsta palūkanom. Vat visa laisva rinka.
Galvokit, ponios ir ponai, galvokit. Čia mūsų gyvenimas taip vagiamas. Nes už tai reikia atidirbinėti, susimokėti. O taip ir gyvenam. Ačiū, kad buvot kartu. Iki sekančio karto.